UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų. They see me rolling, they hating. Aš dar vis tikiu, kad galim išvažiuoti. Pažiūrėk, kas čia darosi. Nukentėjom truputį nuo vėjo. Pasižiūrėkit, kas įvyko. Lukas toks šiandien pavargęs. Šventėt pergalę. Važiuojam pasitikti vieno sportinio automobilio. Aš jums noriu pristatyti mūsų naująjį kolegą. Žodžiu, kaip matote, turim situaciją, kad dar net neįvažiavus į mišką strigome. Ir strigome todėl, kad važiavau su neišjungtų praslydimų. Pavyko. Pamenat, vienoje iš serijų minėjau, kad atsisakome galinio stabilizatoriaus. Tai dabar yra puikus pavyzdys, kodėl. Dešinė pusė yra pilnai suspausta, galinė kairė pusė yra išsivertusi ir jos niekas netempia į viršų. Ir taip sakant, mes turim ant abiejų galinių ratų sukibimą. Tai va dėl to jo ir atsisakiau. Taip pat sulaukiu iš kelių žmonių klausimų, ar tada automobilis nepraranda stabilumo. Taigi atsisakom stabilizatoriaus traukės. Stabilizacija dingsta, stabilumas. Nepasakyčiau, kad dingsta, bet aplamai užsidėjęs tokio dydžio padangas atsiranda toks, nežinau kaip paaiškinti, toks body rollo jausmas. Ta prasme, atrodo, kad visa mašina pasidaro plaukianti, bet tai iš esmės yra dėl to, kad tu gauni didelis, mėsingas padangas, kurios nori, nenori iš savęs turi tokios šiokios eigos. Ir važiuoja va taip. Važiuojam toliau. Ir žinot ką, galiu pasakyti, kad galvoju bus blogiau. Tai va, dabar reikėtų išsirinkti, per kur čia važiuoti tiesiai, todėl kad yra 3 variantai. Hardas, mediumas ir softas. Bent jau ten su Citroenu nepravažiavau. Einam žiūrėti. O, jetau. Čia pagalių pridėta. Kažkaip nesinori pačią pirmą dieną sulaužyti viso bodžio. A čia per lengva mums bus. Aišku, yra variantas užsidėti pirštinės ir išsitraukti šitus pagalius. Ką jaučiu ir padarysime. Net nepavyko įvažiuoti. Aš dar vis tikiu, kad galim išvažiuoti. Padarykime taip. Durų man atsidaryti nepavyks. Galvoju, kaip čia taktiškiau išlyst, neišsitepus visam. Opa. Tadam. O, tai čia visai gilu. Einam kabintis, gervinsimės. Gervė iš karto padeda užžiūrėti. Realiai galiu sėsti užžiūrėti pats. Ką, bandom? Panašu, kad vėl reikia atlikinėti akrobatinius triukus. Važiuojam toliau. O, kokios provėžos čia. Čia panašu miškovežės važinėja. Pažiūrėk, kas čia darosi. Kaip manai veiksim? Nebaisiai malonus momentas. Mes ką tik pravažiavom ir nukrito medis. Ir dabar neturim kaip išvažiuoti, nes kitoj pusėje irgi yra nukritęs medis. Ir čia matau yra irgi nulūžęs medis ir jis rėmėsi į kitą medį. Ir jis realiai eina po truputį link M6. Nelabai man patinka, ką mes čia matom. Bet neturim nei pjūklo, nei kirvio. Pamiršau paimti. Kažką reikia galvoti dabar. Nu blemba, bandysiu apvažiuoti kažkaip, nes nori ir tas gervės kankinti labai, ir to medžio nelabai pavyna nulaužti.
Nu, va, pavyko. Turim visai nemažą kalniuką priekyje. Nežinau, ar pavyks man čia įveikti. Kaip padangėlės rausi iš karto. Gerai, bandom šoną. Labai trūksta palėtinto šitai mašinai. Jeigu aš tai užvažiuočiau, bet čia galima be nieko likti. Kiek nedaug trūko. Aš tai įsivaizduoju, kaip jums žiūrint, ten nestatus tas kalniukas atrodo. Bet šiaip žinokit, visai čia statokoka. Ką galiu pasakyti, kad šitie ratukai ir 1.8, bet į kalniuką jau labai trūksta. Ir kitas dalykas, labai trūksta virinto reduktoriaus. Todėl, kad mašiną baigiam vėlai penktadienį vakare. Aš šeštadienį, sekmadienį niekas negalėjo to padaryti, bet greičiausiai rytoj tai bus padaryta ir užvirintas bus reduktorius. Važiuojam toliau. Turėjom šiandieną pirmą rimtesnį išvažiavimą. Pabandėm balutę, pabandėm kalniuką, pabandėm miško keliukus. Ką galiu pasakyti? Šiaip automobiliu esu patenkintas, viskas man patinka, bet yra keli niuansai. Būtinai reikia užvirinti reduktorių. Sankaba bus vienas pirmųjų dalykų, kuris mus paves, bet turim draugų iš Raikaro, kurie, manau, mums padės šio klausimu. Padėjo su driftiniu KM6. Padės tikrai ir su šitu. 1.8, sakyčiau, kylant į kalniuką mažoką, reikia paspardyti sankabą. Tai tas dalykas man gal irgi kiek nelabai patiko, bet žinot, visą laiką galima kažką sugalvoti. Reziumuojant, stiprus 7, taip sakant. O dabar kas lieka su automobilio darbais, tai kaip minėjau, užvirinti reduktorių. Po to, kai susidėjo priekinis bamperis, gervė, priekis gavo labai daug svorio. Ir automatiškai gavosi taip, kad susismuko mūsų priekis. Ir dabar ką norėčiau padaryti, tai truputį jį dar pakelti. Manau, kelsim galbūt iš pačių amortizatorių kolbų. Taip gal teisingai reikėtų sakyti. Darbų dar turim, dar reikia sugalvoti mašinos dizainą ir ją papuošti. Bet ką matau, mašina važiuoja smagiai, man patinka. Manau, bus daug smagaus turinio būtent su šiuo automobiliu. Mes važiuojam toliau. Nu ką, po smagių pramogų reikia ir išsiplauti automobilį. Užlėkime į plovyklėlę pakeliu į garažą. Išsiplaunam ir važiuojam ilsėtis. Visada po savęs išsiplaukit plovyklą, jeigu ją užteršia. Vakar apie tai kalbėti nenorėjau, bet nukentėjom truputį nuo vėjo. Lauke stovėjo mūsų 2 automobiliai. Šalia esantis kaimynai buvo pasistatę, net nežinau, kas čia veidrodis buvo jų. Ir vėjas nupūtė tą veidrodį ir veidrodis nukrito ant Citroeno ir 124 Merso. Pasižiūrėkit, kas įvyko. Aš nepatikėčiau, kad tai padarė veidrodis. Gaila 124 Merso. Jisai perdažytas, gražus, tvarkingas, viskas ir va toks dalykas. Tai va, niekada negali žinoti. Atrodo viskas kaip ir gerai. Išėjome į lauką tuo metu, krovėmės daiktus į KM6 ir girdim tik tai kažkas. 124 va gavo per lempą, gavo per kapotą, vienoje vietoje, antroje, trečioje, ketvirtoje, penktoje, šeštoje, septintoje ir visur iki metalo. Ir per sparną irgi praėjo. Citroenas kaip gavo, tai čia iš viso, žiūrėkit, čia įlenkė ir iki metalo praėjo. Ten nuskalptavo dažus, bamperis supjaustė, grotelę supjaustė, nu čia kosmosas. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad nuo veidrodžio taip nukentės automobilis. Ir kas yra baisiausia ir liūdniausia, kad šitie padaryti pažeidimai nesusipoliruos, teks dažyti. Tai va,
Bet dabar ne apie tai. Laukia vis dar labai vėjuota. Man atrodo, visą šią savaitę sakėm, kad bus labai vėjuota. Suderinau, kas užvyrins Kem 6 reduktorių. Taip, kad šokam Kem 6 ir važiuojam vyrint reduktorius. They see me rolling, they hating, važiuojam vyrint dipo, važiuojam vyrint dipo. Tai kaip matote, atvykome pas Luką į garažą, bet Lukas šiandien nekalbingas, nedarbingas. Kaip Šiaulių etapas patiko? Matosi, Lukas toks šiandien pavargęs. Šventėt pergalę, šiandien pas visus pirmadienis, visi nenori dirbti ir visi pavargę. Tai va, dabar vyrinsim reduktorių Kem 6. Vieną pusę baigiam, eisim dabar prie kitos. Sukam, dedam plokštelį, vyrinam toliau. Baigiam vyrint, toliau surinkam ir važiuojam testuoti mišką. Kem 6 reduktorius suvyrintas, dėja, bet vyrinimo darbų negalėjau stovėti, todėl kad turėjau būti išvažiavęs. Ir dabar pradėjome kitus darbus, ruošiam X3 dažymą. Čia žodžiu dažytojai pasakė, jeigu apsirdysit, pasiruošit viską, viską nuimsit, ko mums nereikia ir mums trukdytų, mes tai padarysime greičiau. Tai šiandieną reikia nuimti lubas, išardyti visą bagažinės skyrių, kurį jau buvome surinkę, visus plastikus aplinkui bagažinę, žodžiu. Daug apsiardyti, nusimti posparnius ir panašiai. Šiandien tai reikia padaryti, nes rytoj važiuojam pasimti 93. Rytoj iš viso mūsų laukia įdomi diena. Važiuosim pasižiūrėti, kaip yra padaryta Volvo XC90. Važiuosim pasimti 93 ir paliksim dažytis jau X3 ir reikės surinkti 93. Tai va, dabar vyksta X3 ardymo darbai. Atvažiavom pasižiūrėti mūsų Volvo XC90. Oras, kaip matot, pats geriausias pasižiūrėti mašiną, ką tik nudažyta. Kas jau smagu, kad mašina vienos spalvos ir visų detalių. Realiai, kad Volvo užsibaigti, liko tik tai pagalvis. Tai laukiam oro pagalvių sutvarkyto, susideda, Volvo grįžta į Vilnių, susieuropina iki galo, praeina techninę apžiūrą ir į pardavimą. Sakyčiau, kokie 8% baigta. Dabar dar gali atrodyti, kad truputį skiriasi vietomis spalvos, bet, sakė, mašina pašveista kažkiek, tai viskas susipoliruos, pasidarys. Ir šiaip jinai dar net neplauta, nevalyta, tai vat, jeigu šonuose kažkur pasižiūrėti, tai dar apaugusi. O čia viskas šviežiai, gražiai perdaryti. Turim netgi švarų, gražų, tvarkingą kapoto skyrių. O dabar žinot, ką darysim? Dabar važiuosim pasižiūrėti kitos Volvo XC90. Mūsų planas šiandien žlugo, todėl kad po mūsų baltos Volvo XC90 turėjom važiuoti pasižiūrėti kitos Volvo XC90, dėl kurios kreipėsi į mūsų žmogus su pagalbos prašymu padėti parduoti jam tą automobilį. Volvo taip pat iš Amerikos, žmogus susirinko ir su ją niekur nevažinėjo, nieko nedarė, net neregistruota ir pats, kaip supratau, išvyko į užsienį. Todėl paprašė ją padėti parduoti. Situacija, kodėl mes neturim Volvo. Pamiršau paimti numerius. Ir Volvo nėra pilnai baigta rinkti. Tai su meistrai sužiūrėjom, ką reikia padaryti. Meistrai pasakė, per savaitę laiko viską padarys. Ir realiai kitą savaitę turėsim linkėjimą Alytiškiam. Filmuojam Alytui prie šašlykinės. Manau, dauguma žino, kas per šašlykinę. O žmogus važiavo, visi ir iš karto mielą, malonu. Žmogus sukėlė šypseną, nors jam nieko nekainavo. Tai ką norėjau pasakyti? Tai Volvo XC90 kitos nepasiėmėm, nes jinai nėra baigta iki galo. Ją užbaigs ir ją turėsim kitą savaitę. Ta proga nusprendėm prasukti Alytui pro šašlykinę. Šita šašlykinė pas mūsų Aurimų realiai yra kaip tradicija. Jeigu esi Alytui, būtinai ją užsuk. Tradicijos laikomės, buvom Alytui, būtinai užsukom. Ir jeigu jūs dar nesat buvę šitai šašlykinėje, tai būtinai užsukit. Nes draugui parodžiau, kuris kartu su manim važiavo, tai sakė, noriu žmoną dabar čia atsivežti. Prieš jūsų akis BMW X3. X3 išardytas, nuimtos lubos, nuimti posparniai, nuimti galo plastikai, nuimti čionais plastikai, viskas nuimta paruošta. Važiuoti į dažyklą. Iš dažyklos turėjo šiandieną grįžti 93, bet dėja 93 negrįžo, nes dažytojams pritrūko dažų ir dėl to viskas nusikėlė į rytdieną. Tai turėjo šiandien išvažiuoti X3, bet išvažiuos X3 rytoj. Bet svarbiausia, kad X3 yra paruoštas ir belieka tik tai nuvaryti į dažyklą ir parsivaryti 93 ir sekantis kadras darbai ties 93. Maxed out, put the pedal to the floor.
roll, here we go, here we go. Yeah, we winning by a landslide. Never see me coming, I'm a landmine. Yeah, I ain't taking orders in command like. Yeah, you about to see me on demand like. You know on demand. Labas rytas, esame garaže ir garaže aš jums noriu pristatyti mūsų naująjį kolegą. Kolega. Ir aš pristatau jums mūsų naująjį kolegą Kazimierą. Geriau bus trumpinti Kazys arba Kaziukas. Man kažkodėl lengviau tarėsi Kaziukas. Jo tapatybė kol kas išliks paslaptyje. Kodėl paslaptyje? Todėl, kad tai yra gerai Lietuvoje žinomas mechanikas, kad nepavydėtų kiti autoservisai mums. Tad nusprendėme, kad jį kol kas paliksime paslaptyje, kad nieks nežinotų. Tai va, o galbūt ateityje ir atskleisime jo tikrąją tapatybę. Šiaip ieškome dar vieno arba dviejų mechanikų, va, išmokau iš vokiečių, jie va tai va du rodo. Ieškome vieno arba dviejų mechanikų, tai parašykite mums, jeigu norėtumėt prisijungti prie mūsų komandos, o mes dabar einam, jums papasakosime šiek tiek daugiau apie E93. Aš noriu papasakoti jums vieną dažniausiai užduodamą klausimą, ką reikia padaryti, kad sueuropinti automobilį, kuris atvyko iš Amerikos. Šitas automobilis yra jau paruoštas pilnai ekspertizei ir rytoj keliausia ekspertizė. Pamenat, šitas BMW buvo daužtas į šitą pusę, tai mes klientų jį pilnai sutvarkėm, paruošėm registraciją, kaip sakant, paruošėme jį iki pat galo, liks tik tai žmogų nuvažiuoti į regitrą, užsiregistruoti ir mėgautis šiluma ir vasara su kabrioletu. Labai dažnai pas amerikietiškus automobilius būna štai čia atšvaitas. Europiečiams ir man asmeniškai atrodo negražiai. Reikėjo sutvarkyti automobilio žibintus, tai mes iš karto pašalinam tos oranžinius ryžus, kaip liaudėje vadinamus posūkius, ir sutvarkime pilnai žibintus, todėl jie yra žibantis. Dar man šiek tiek nepatinka tarpai, juos reikės suvesti, šitą irgi dalyką padarysime. Žibintų europinti nereikia, priekiniai žibintai dažniausiai būna jau atitinkantis Europos standartus, bet mes padarėm juos visiškai europinius. Galiniai žibintai. Nežinau kodėl, bet pas amerikietiškus automobilius nėra priešrūkinių žibintų. Toks jausmas, kad Amerikoje nėra rūko, o vat Europoje yra privalomas būtinai rūko žibintas. Tad irgi nuvežėme pas mūsų kolegas į Xenon LED ir jie mums europino galinius žibintus ir šie žibintai jau turi priešrūkinį šviestuvą, ar kaip pasakyti. Žodžiu, yra priešrūkinis žibintas įdėtas. Ir žinokit, dar vienas yra labai smagus dalykas iš BMW. O smagus dalykas yra štai čia. Kaip matote, čianais yra jau priešrūkinio žibinto mygtukas. Tai viskas, ko reikėjo, tai tiesiog surasti europinį šviesų jungiklį, laidai visi išvedžioti, šmaukšt, paukšt, paukšt ir viskas. Ir automobilis jau sueuropintas. Kaip sakant, iš mūsų pusės viskas paruošta, padaryta automobilio ekspertizai. Vienintelis dalykas dar, kurį turėsim padaryti, tai pripilti pilną kūro baką, todėl kad automobilis svers. Ir dar yra reikalinga ratų geometrijos pažyma, ratų suvedimas. Bet tenais, kur mes varome daryti ekspertizę, jie ten atlieka vietoje. Tai va, ties 93 viskas, rytoj iškeliauja ekspertizę, varom technikinę pravarom ir važiuojam registruoti. Na, o kol darbai vyksta, aš prisiminiau, kad pas mus dar ir aukcionai vyksta. Todėl, kad esame įdėję į auto.lt vieną iš parduodamų savo elektromobilių. Taip, mes turime pardavimą elektromobilį Nissan Leaf antros generacijos. Jo aukcionas baigėsi už 3 dienų. Jisai yra visiškai tvarkingas, pilnai paruoštas eksploatacijai. Praeitą savaitę praeitą techninė apžiūra. Tad jeigu jūs domina elektromobilis, aprašyme yra linkas į auto, einate ir sudalyvaujate. O jeigu jūs norite lengvai ir paprastai parduoti savo automobilį, galite visiškai nemokamai sukurti aukcioną auto.lt. Tad liekit ir sukurkit savo aukcioną. O mes varom toliau dirbti. Šokom į AMG ir važiuojam pasitikti vieno sportinio automobilio. Žodžiu, šitą automobilį, kai žiūrite mūsų serijas, tai matėte sausio pradžioj. Ir pagaliau šis automobilis atvyko, keliavo 3 mėnesius, todėl kad jeigu teisingai pamenu, jis buvo iš Los Andželo. Automobiliai iš tolimesnių kraštų keliauja apie 3 mėnesius arba šiek tiek virš 3 mėnesių. Tai pagaliau šis automobilis Lietuvoje ir netgi priešais mano akis, todėl dar taip gavosi, kad
Pasitikome tralą ir važiuojame į iškrovimo vietą. Ok, boss. Šio automobilio nupirkimo aš matyti ilgai nepamiršiu, todėl kad mes jį nupirkom gal iš 4 karto. Bandėm, permušė, bandėm dar kartą, permušė. 3 kartą klientas nuleido rankas, nedalyvavo, neatidavė aukcionas, nes nepasiekė rezervą. Galiausiai mes jį laimėm, 10 700, man atrodo, kažkas tokio. Siūlo 12 ar 13 tūkstančių, reikia atsisukti seriją ir pasižiūrėti. Kažkas autobydą nustatęs, taip 9625, 1025, 10375, mes nelaimėm. 1022, o dabar va. Nu ne, nelaimėm, žinau. Nu, tu užmes dar. 10975 ir kažkas kitas laimė. 10825 yra galimybė užmesti. Davai. Visi, nespėjau paspausti. Kažkas matyt buvo 11 štukų užsistatęs automatinį bydą. Aš sakau, kad šio automobilio netiduos, kadangi vyksta 4 aukcionas. Bam! Sakau, sveikinam, nupirkome pagaliau Jaguarą. Važiuojame prie Jaguaro. Labas. Žodžiu, visada reikia pasitikrinti tepalų lygį, kad po to nebūtų motoršadan. O matuoklė įdomu elektrinė ar nėra matuoklės, ne? Tos pasis tikrai nėra. Pirmas užvedimas. Tik nenuvažiuosi. Jo. A jeigu važiuosi, tai daryk kaip per Cobra 11, gazą iš karto duok. Olia. Kompensatoriai nekala, reiškia, yra tepalo normaliai. Užkūrėm automobilį, variklis kol kas dirba labai gražiai. Truputį kliūna galinis ratas, bet manau, kad važiavimų tai netrukdys. Naujasis automobilio savininkas jau net ir pirmą užkūrimą pats padarė ir nuvažiavimą irgi padarys pats. Davai kaip per Cobra 11. Kaip ten ta pusė? Ar žinote, ką reikia padaryti įsigijus automobilį galų varomą? Saulė išpiešti. Davai. Aš juokauju. Aš tai manau, kad jie iš karto reikia tiesiog statyti, nes čia visko prikrauta. Ko įdomaus yra? Žiūrėk, varščiukus kaip veidrodis. Ne? Ir veidrodžiai. Kas? Nieko. Reiškia, jie jau matai, jie apsverdė, gal planavo taisyti arba defektavo. Tai veidrodis cielas, koks 300 eurų sutaupyta, lempa, viso. Pažiūrėkit, mašiną išardė, matyt draudimas, tai visus varščiukus į maišiukus supakavo ir priklejavo prie kiekvienos detalės. Pagirtina, radom plasmasę nuimtą, čia numeriu, aš kaip suprantu, prie bagažinės, ne? Priekinio bamperio. Ai, priekinio bamperio. Kniedės visiškai naujos pridėtos prie šito. Bet yra vienas, bet nėra keleivio durų apmušalo ir bagažinės vieno apmušalo nėra. Mums taip pat buvo su EŠM 5PM, kad vienos durų apdailos nebuvo, tai teko pirkti komplektą, man atrodo. Dar krūvą detalių radom supakuotus į maišelius, varščiukai, čia bamperio laikiklis su varščiukais visais. Geras dylas? Nežinau, savininkas naujas pasakys, ar geras dylas. Geras dylas, žinai, kada bus aišku? Kai susirinks ir kiek atsistos. Kaip prasiduos po 2 metų. Ir kai prasiduos po 2 metų. Nu, čia Jaguaras. Ne, nu, ta prasme, pavažinės 2 metus ir tada parduos. Į pliusą. Įdėsim šitą, jau BR Motors laimingų klientų nuotrauką. Atidarysim rubrikėlę laimingas klientas. Va čia va kilogramas špakliaus, čia tik tai taip su poliravimo mašinėlė. Ir viskas, ir važiuoti galima. Padangas, nu nežinau, padangas galim nuvažiuoti. Čia 2 sezonam šitą tikrai. Čia 2 sezonam dar tikrai užteks. O jeigu ką, po 2 sezonų užvažiuok, padėsim dar užsisakyti naujų padangėlių. Atlikome trumpą defektaciją. Kas labai yra smagu su šio automobiliu, kad jisai gavo realiai į galinį sparną ir viskas sugėrė sparnas tik tai. Tai kas smagu, kad nėra pažeista tas vadinamas lonžeronas ir jisai per viršų visą gavo smūgį. Atrodo baisiai, kad čionais va viskas atsiviepia šitai išdraskyta, bet realiai tai ką? Sparnas pasirodo yra, einam pažiūrėsim sparną.
Tu ten pusę mašinos iš viso pasidėjęs. Nu va, kėbuliniai jau kaip ir paruošti, tiksliau detalės kėbuliniams jau paruoštas, va guli visas naujas, nu ne naujas, naudotas ketvirtis iš prieš tai buvusio automobilio. Tai čia greitai taip čmaukšt, paukšt ir jau kitą savaitę važiuos registruoti ir važinės su nauju automobiliu. Mikrafą įsėgiam naujajam Jaguaro savininkui. Aš kol važiavau, pasakau, kaip mums sekėsi šitą automobilį nupirkti. Mes jį nupirkom iš 4 karto ir visai netyčia. Pirmą kartą dalyvavom, kitas laimėjo, antrą kartą dalyvavom, kitas laimėjo, trečią kartą praleidom, nes jau galvojom, kad neverta bandyti, o ant 4 karto ant Bayerio pabandėm, galvojom, kad neatiduos ir paėjo. Toliau pasakok tu. Kažkaip, žinai, kai ilgai lauki, tai po to jau taip viskas išblėstas, pakankamai ilgai užtruko kelionė, kad labai iš toli pirkom. Jo. Kelionė 3 su biškiu mėnesių. Jo, nu kaip ir sakei, kad gausis 3-4. Tai gausi viduriukas. Aš žiūrėjau, jinai yra nupirkta sausio 4 berods. 3. 3? 3. Jo, o šiandien yra balandžio 23. Tai realiai 3 mėnesiai ir 20 dienų jinai keliavos. Čia, bet čia jau, sakykime, nuo nupirkimo iki kiemo. Su visais muitinimo procesais ir panašiai. Pats keliavimas tai apie 3 mėnesius truko. Kažkur laivas ten biški blūdijo prie Panamos ar kur. Jo, bemba vos ne mėnesį. Jo, bet, kaip sakant, su jūra nepakovosi, čia jau viskas jų rankose yra. O, bet tokia atsisėdai prie pačios mašinos, koks pirmas įspūdis. Nori įsilėkti? Blem geras, nu, kaip ir mano, žinai, kaip ir sėdėjęs, važiavęs tokią mašiną pas kitą mūsų draugą. Jo, tarp kitko, esam tokį patį pilką nupirkę, bet jisai naujesnis biški, ne? Nu, ir mocnesnis. Kol kas mocnesnis, bet mano bus mocnesnis, kai pasidarysi. Čia dabar vyksta toksai, žinai, draugų matavimasis, pas ką geresnis, pas ką didesnis. Detalės, kiek žinau, jau kai kurios yra. Tai jo, pagrindas yra, biški trūksta, slenkščio bijų reikės. Tai čia proceso eigoje visą laiką išlenda kažkokių tai dalykėlių, kurių dar reikia. Nu, tikėjomės labai, kad durų apdaila bus, bet jos nėra. Nu, bet čia, manau, čia labai menkas dalykas. Jo, aš tai pasakysiu taip. Motoras dirba gražiai, viskas čiki-puki, nėra kažkokių tai paslėptų defektų, viską matėm realiai nuotraukose. Kokie pamatėm, tokie ir atplaukė. Tai va, čia gero tvarkymo, o mes varom toliau pirkti mašiną. Ačiū. Ką, šiam epizodui tiek, susimatome kitose serijose. Detalės dar pamiršom.